Ir aš jau sudurnas jau visiškai, žinokite, išprotėjęs totaliai. Bet ten yra gerų žmonių, ten yra pagerintų. Iš Lietuvos 90-ais yra išvažiavę, bet tokie patriotai, žainuoliai, tokie tikri žmonės, kurie tikrai atvažiuos tėvynės ginti. Čia viskas bus gerai, žodžiu. Tėvynė sako, pati neapsigins, priešas pas po žemėm nesulys, tik sukaišyti visus. Vėlyvas labas vakaras, taip tai buvo Linas Idzelis, Šaulių sąjungos vadas, pulkininkas, leitenantas ir aš jau apie jo klėdesius ir šizofreninės fantazijas esu kalbėjęs, bet va štai šviežias klėdesys. Jis pastovus kanalo, YouTube'inio kanalo neredaguotas svečias, yra toks kanalas, ten renkasi įvairūs fašistėliai, įvairūs šizofrenikai, kurie kliedi ir piešia Lietuvos ateities vizijas, aišku, militarizuotas ir panašiai. Na, jie ten klėdėjo apie valandą ir aš žinau, kad Lietuvos žmonės tikrai nežiūri visų laidų, nes kur čia visą sužiūrėsi, tada aš iškirpau keletą šedevrų ir apie jas ir to šedevrus norėjau pakomentuoti. Na, Linas Idzelis, kada klausai tokius veikėjus, kyla klausimas, ar Lietuvos administratoriai paskiria visiškus psichopatus, kurie nekalba profesionaliai apie kažkokią gynybą, apie tą tikrą patriotiškumą, bet jie ateina į laidas ir jie tiesiog kliedi. Ir pavyzdys tame būtų Raimondas Vaikšnoras, Lietuvos kariuomenės vadas, paskutinėme savo viešame pasisakėme ne tai, kad kalbėjo apie kažkokią gynybą, patriotiškumą ir kitas tas propagandinės klišės, bet jis pradėjo kliedėti, kad nereikia trauktis, reikia pulti. Jis nėra matęs Rusijos federacijos žemėlapio ir nėra sulyginęs Lietuvos. Aš rusakalbiai publikai minėjau, kad Lietuvoje gyvena tik pusė Bruklino, lyginant su vienu New Yorko rajonu. Ir kažkokios tos ambicijos visiškai nerealios. Ir realiai tada peršas išvada, arba jie yra visiškai šizofrenikai, psichopatai, arba tai yra daroma sąmoningai, kad paruošti Lietuvos tą visuomenę tokiam scenariui ir matyt, galbūt jų kuratoriai, jų šeimininkai Briuselėje ir Vašingtone planuoja kažką, galbūt ir planuoja užpulti tą Kaliningradą, daryti kažkokias tai provokacijas. Taigi Linas Idzelis, ką jis pakalbėjo. Na, pirmiausia, aš noriu paleisti vieną video iškarpą, kurioje jis pradeda kliedėti, ten bando Lietuvos visuomenę supažindinti su savo planais, jis planuoja Vilniuje, nori matyti Vilniuje didesnį Šaulių sąjungos būrį, kalba ten apie kelis šimtus ir paklausykime, kokias jis vizijas mato, jeigu susikurs šitas dalinys Vilniuje, Šaulių sąjungos dalinys iš kelių šimtų, toks didesnis. Ir įsiklausykite, kai jis pasako tą žodį užmušti, visus užmušti. Tai yra, jis ateina, viešai kalba tokius dalykus. Jis įsitikinęs, kad Šaulių sąjungos toks būrys gali nuveikti labai daug, taip kalbant, užmušti visus atėjūnus. Paklausykime šizofreninius klėdesius. Apie jos reikia kalbėti ir aišku, visų tų laidų tikrai Lietuvos žmonės nežiūri, nes jų yra bega, tos informacijos yra perteklius, bet kurie gali būtina tos šizofreninius klėdesius karpyti, dėti TikToką, nes TikTok'e tikrai tie, kurie žiūri video TikTok'e, sugeba susikoncentruoti maksimum minutę, tai tos video iškarpos neturi būti ilgesnės nei minutė. Taigi, pirmoji video iškarpa, Linas Idzelis kliedi apie Vilniaus didesnį Šaulių sąjungos būrį. Paklausom. Aš iš kur aš galiu žinoti dabar, aš tai sėdžiu Estijoje ir mokinuosi, aš darau tai, ką aš darau savo jėgomis, pats, ką galiu padaryti. Tai Šaulių sąjunga mes dabar, pavyzdžiui, norime Vilniuje didelį padalinį sukurti. Yra dabar jau mažesnis padalinys sukurtas, bet norime apie 100 žmonių padalinį, kad būtų žvalgybininkai kartu su FPV komandom. Nes su šituo pajėgumu tu gali užmušti visus. Visus apskritai.
Na, aš esu kalbėjęs, kad psichopatai mėgsta patvirauti, jie tai daro savo memuaruose, ir globalistai rašo knygas ir išdėsto ten savo tas vizijas, savo planus. Taip ir Linas Idzelis atėjęs į laidą, jis patvirauja ir pradeda kalbėti apie Šaulių sąjungos tą tikrąją paskirtį, nes daugelis, kurie galvoja apie Šaulių sąjungą ar nuėjo į Šaulių sąjungą, galvoja, kad kažkaip prisidėtų prie Lietuvos gynybos, saugodami civilius tos objektus, nes Lietuvos ta karinė propaganda teigia, kad Šaulių sąjunga skirta tai tokiai tam tokiam momentui civilinių objektų apsauga ir tas minimalus užtikrinimas valstybės funkcionavimo. Bet Linas Idzelis atvirauja, kad tai bus ne tik objektų apsauga, bet daliniai bus integruoti į Lietuvos kariuomenę ir matyti su ta pirmąja banga reiks ir žūti. Paklausykime tą vietą ir galbūt tai padės apsispręsti tiems, kurie planuoja eiti į Šaulių sąjungą ir pavaidinti, kokie jie yra patriotiškai, bet iš tikrųjų jais bus taip pat pasinaudota ir patikėkite, Lietuvos administratoriai taip tokių struktūrų paprastai nefinansuotų. Paklausykime tą vietą iš pirmųjų lūpų, ką kalba pats Idzelis. Tai čia irgi buvo klausimas, manau, aktualu ir šiaip žmonėm pats paminėjot, kad būsim pirma banga. Tai supras, kad šauliai visi būtų tie, kurie yra koviniai, ten sopiniai, ar kaip ten, jie būtų suintegruoti, žodžiu, į tą pirmą bangą į kariuomenės dalinius. Taip. Ne teritorinė gynyba, ne objektų apsauga, bet... Čia, žinai, kur ten kas bus, tai čia... Šitie vyrai, kur šiandien treniruojasi, kur varžybose dalyvauja... Bus visur. Nes ant tiek pas mus yra maža teritorija, kad karas vyktų visur, visoje Lietuvoje, kažkur tai būtų diversinės grupės, kažkur tai kažkoks desantas, kažkur skristų šachedas, kažkur Iskanderas, kažkur kinžalas praleistas ir taip toliau, tik tai skirtingas intensyvumas. Daugelis iš mūsų pagalvojame, kad dabar yra toks karinis biudžetas ir Lietuvos visuomenė politiškai neraštinga, balsuoja už sisteminės partijas, konservus pakeitė socdemai, galbūt ateityje pakeis valstiečiai ar dar kokia sisteminė partija, bet realiai politika, ta užsienio politika, vidaus karinė politika nesikeičia ir mes pagalvojame, ateitų adekvatus žmonės, išsirinktų adekvačią valdžią ir visą tą karinį biudžetą sumažintų ir tas lėšas skirtų socialiniam reikmėm. Bet tai yra naivu ir tol, kol nepakils Lietuvos visuomenės politinis raštingumas, tol mes turėsime tokia situacija. Ir Linas Idzelis, kalbėjo apie Lietuvos karinį biudžetą, aš iškirpau tą vietą. Ir mes žinome, kaip nuo 1,5% karinis biudžetas pasiekė 2%, vėliau 3, 4, dabar kalbam apie 5, 5,5 ir jau minimi ir 6%. Kur tas galas neaišku, turbūt tiek, kiek pasakys Lietuvos kuratoriai, šeimininkai, tiek ir bus daroma. Aišku, dar Lietuvai būdingas toks momentas kaip žopalizinimas, jie tiesiog lenda be muilo į Lietuvos šeimininkų šiknaskylės, bet nieko čia nepadarysi. Kaip minėjau, Lietuvos politinis raštingumas yra labai toksai mažas ir sprendžiant iš to kanalo neredaguota 35,5 tūkstančio prenumeratorių lyginant su kitais opoziciniais kanalais tikrai yra daug. Tai rodo, kad jie laimi informacinį karą ir tiesiog tai yra faktas. Lekstučio kanalas 8 tūkstančiai prenumeratorių, mano nepilni 10, Jonaičio virš 10 tūkstančių, Ragelskio kanalas, tai yra labai maži skaičiai ir tai rodo, kad su tokiu finansavimu, su tokiomis lėšomis, viską darant iš galima sakyti, kaip iš tokių
savanoriškumo pagrindų nieko nebus, rimtų laidų negali būti, nes tai užima laiko, taip pat reikalauja lėšų, todėl mes pralaimime ir matyt dar ta situacija greitai nesikeis. Va, pasižiūrėkite, kiek peržiūrų turi visokie Ramanauskai, Skirmantai Malinauskai, kurių tai rodo, kad Lietuvos visuomenė yra neblogai jau paruošta tam karui. Aišku, dauguma palaiko kurią pusę ir mes matome va iš tų YouTube'inių kanalų realią situaciją. Bet Linas Idzelis kalba apie Lietuvos biudžetą ir jis atvirauja, kad va, negalima to biudžeto mažinti ir jį reikės palaikyti toks, koks yra numatytas, va, dabar numatytas 6 procentai ir jis kalba apie 2032 metus kažkodėl ir minė Lietuvos demografiją, kad Lietuva dar labiau susens, bet tą karinį biudžetą reiks palaikyti, nes visus tos karinius žaisliukus, tą metalo laužą, kurį eigoje Lietuvos administratoriai nusipirks, reiks palaikyti, kažkur tai sandėlioti ir taip toliau ir taip toliau. Reiškia, niekas nesikeis, tik tai viskas blogės, nes Lietuvos gyventojų mažės, o tą lygį jie norės palaikyti, reiškia, logiškai kalbant, mokesčiai tik didės ir dar labiau bus smaugiami Lietuvos žmonės. Neišlaikė tos įtampos paskutiniai likučiai Lietuvos emigruos, bet į Lietuvą jau ir dabar yra vežami buvusios Tarybų Sąjungos piliečiai ir iš Azerbaidžano. Aš pats esu susidūręs, galėčiau čia iki ryto pasakoti, kaip jie čia įsitvirtina Lietuvos įmonėse. Tai tokie procesai, kaip minėjau, tos procesus gali sustabdyti tik tai aukštesnis politinis raštingumas ir nauji adekvatus politiniai veidai Lietuvos Seime, bet dėja jų nėra, o jeigu kažkokie pasirodo, tai nauji Lietuvos gelbėtojai, kurie tiesiog manipuliuoja Lietuvos žmonėmis ir galvoja tik apie savo kišenę. Taigi, paklausykime tą vietą, kur Linas Idzelis kalba apie Lietuvos biudžetą, apie karinį biudžetą 2032 metams. Tai yra tikrai liūdnas dalykas. Čia nei aš, nei tu nenusipirksime tokių dalykų. Ir kainuoja tai yra labai didelius pinigus, kur po to, jeigu gynybos biudžetas nedaug dievė sumažėtų, nes dabar jeigu mes ten keliame ten gynybos biudžetą, pavyzdžiui, ten kokį 5,5, ten 6 procentai, tai tu po to negalėsi niekada nuleisti žemiau nei 5, nepaisant to, kad ten po 32 metų ten žmonių bus žymiai mažiau ir ten visuomenė bus labai jau senstanti, kaip ir dabar yra. Negalėsi sumažinti, nes negalėsi išlaikyti, po to tau reikės viską laikyti sandėlį, nieko negalėsi panaudoti. Tai va čia tas turi būti politikam toks užfiksuotas, kad tai turi būti nuoseklus ilgalaikis finansavimas. Ar galime pavadinti normalia krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, kuri kliedi laidose, kurie visiškai nušokusi nuo realybės ir kalba visiškas nesąmonės? Ar gali būti normalus karo krašto apsaugos vadas Raimundas Vaikšnoras, kariuomenės vadas, kuris viešoje laidoje kalba ne apie gynybą, o sako, reikia pulti, nereikia trauktis, reikia pulti. Ir ar gali būti normalus Šaulių sąjungos vadas, kuris kiekvienoje laidoje tiesiog kliedi, jis tiesiog mėgaujasi tą Lietuvos militarizaciją ir jiems atrodo kaip aš kai dar žiūriu, kai jie kalba, man atrodo, kad kažkoks tai psichų žaidimas, psichų kažkokia sueiga. Ir ta paskutinė to Lino Idzelio laida neišimtis, aš ją įdėmiai perklausiau visą ir jis ten kaip ir kiekvieną kartą pažeria tokių kliedesių, kurie neišlaiko jokios kritikos. Na, kalbant apie, jis kalbėjo ten apie tai, kad kaip rusai ima ukrainiečių belaisvius. Ir paklausykime tą vietą, kurioje jisai tiesiog, nežinau, kam skirta ta informacija, bet tikrai bukapročiams, nes normalus žmogus tokios informacijos negali priimti. Jisai teigia, kad rusai, kada paima ukrainiečius į nelaisvę,
jie rusai pauosto ukrainiečio automatą ir palei paroko kvapą nusprendžia, ar tas ukrainietis ilgai kariavo, ar jis yra naujokas, ar jis ten koks kalinys, kuris visiškai nešaudė iš automato, nes yra ir tokių. Ir supratę, pauostė tą automatą, nusprendė, kad va, tas ukrainietis jau ilgai yra šaudęs, senai yra šaudęs, jį tiesiog arba geriausiu atveju primuša, arba jį vietoje nušauna. Ir ta informacija skirta yra Lietuvos turbūt jaunimui, visuomeniai. Ir faktiškai vyksta karas, nes tokia karinė, tokia šlykšti propaganda yra karo dalis. Jeigu nebūtų karo, nebūtų ir tokios karinės propagandos, nes karinė propaganda yra karo dalis iš pradžių, pirmajame etape. Paklausykime tą vietą, kaip Linas Idzelis, Šaulių sąjungos vadas, pulkininkas, leitenantas, kalba apie belaisvių ėmimą. Jis turbūt gazdina būsimus Lietuvos kareivėlius, kuriems įrašys į pasąmonę, kad rusai neima į nelaisvę, jie tiesiog pavostys jų automatą ir jeigu jau būsi iššovęs, tada tave irgi vietoj nušaus. Paklausykime psichopato klėdesius. Nu gerai, tai dabar irgi buvo klausimas. Nes uosto automatą. Praktiškai jo, kai papuolį į nelaisvę, pauosto automatą. Jeigu būni gerokai pašaudęs, gali nušauti vietoj. Netgi taip atskiria pagal uostą? Jo. Čia nuo 14 metų šitas dalykas yra, kad mušinėjimas yra pozicijos, nes būna kiti, pavyzdžiui, kalėjiminiai nešaudo. Nu tai tai spiriai subinė, žinai, būdavo varyk, tenais kažkur tai, iš kur atėjai. O jeigu jau pauosto paroko kvapas, nu tai tada jau laikykis. Mažiausiai gausiai snukį, blogiausiai gali nušauti vietoj. Na, užbaigiant, aš paleisiu dar vieną paskutinę video ištrauką ir atkreipkite dėmesį į jo kūno kalbą ir jūs savo pasakykite, ar tai yra normalus žmogus. Kai jis kalba apie kažkokias granatas, apie kažkokius kovinius užtaisus, pasižiūrėkite atidžiai į jo veidą. Ar tai yra normalus žmogus? Tai tiek tada šiam kartui. Ačiū, kad išklausėte ir tada jau iki kitų kartų. Tai FPV-škė yra žymiai didesnis efektas. Geriau kala su FPV-škė. Nu ir FPV-škė tu gali sprogmenį susikonstruoti ten kokį tai nori tenais. Grandinių dar visokių gali sukti, vinių, plastelinam, žinai, vinių galvučių pakarpyti. Nu kad kuo blogiau būtų, sprendži, kad tu įsinešiotų į gabalus, suplėšytų. Skalės reikia, nes kiek tokių galima prikonstruoti. Čia reikia, kad būtų konvejeris. Nu taip, tai yra konvejeris.